Taip, sekmadienis, taip nauja kelionė. Šiandien važiuojame į Šilutę. Baras Klumpė berods vadinasi. Pažiūrėsim, kaip ten kas gausis. Įdomiai, skaniai, neskaniai. Matysim, bus ką prisiminti. Kaip visada laukiu šturmano, šturmanas pareina jau. Su bunkeliu vandens, parnešė, nežinau kam čia parnešė savo man. Va. Ir galėsim keliauti. Va, parėjo šturmanas. Šturmanas parėjo, blemba. Šturmanas moka prisipirkti tokius basanoškių, kur reikia bautis 10 valandų, kol apsimaunu, kol užsisegu tiksliau. Nu, viskas, nebambėk važiuojam. Kaimietė. Nu, va, atvažiavom prie to baro. Bet turbūt vietų nebus toks įtarimas. Jau ką ir rasim. Bus matyt. Gerai šnekėt. Kaip greta, Nu ir varyk. Pradėk. Nemažai čia jų biškinė. Jo nemažai. Kaip sunku yra suvalgyti cepelinus 2 didelius, bet vis tiek yra 2 įmami. Vis tiek daug. Nors kaina, jo. Tik ant €1,50. 1 4 eurai, 2 5,50. Nu, taip, už tą kainą gana neblogai. Labai neblogai, čia yra kažkas. Jau galim įvertinti. Ne baras, restoranas Klumpė. Kainos yra žiauriai geros. Turbūt brangiausias kepsnys 9 eurai, 7, 8 cepelinai, porcija 5,50, aišku. Grietiniai ir sprigučiai atskirai dar dedasi, bet vis tiek 2 žmonės, tokius 4 cepelinus, alaus bakaliukas ir kefyras 19 eurų. Galiu sakyti, geras bariukas, pigus.